Sveiki gyvi gerbėmieji, ačiū, kad įsijungėt video. Nusprendėm pavažiuoti šiandien po darbų tokį vakarinį ratuką pavažiavimo. Nežinau, maršrutą tiksliai dar plius minus apsitarėm, bet nežinau, ne aš būsiu vedlys, tai susitarėm susitikti kol kas degaliniai. Tai vat jau aš tą degalinį ir matau, susitinkam ir važiuojam. Nu kaip tik net nevėluoju, labai punktualiai aš čia. O tu ką čia posūkį išėmiai. Luktelikime. Sveiks, ką čia darai? Su Vespa? Kiek čia bakas pas jį? 20 kažkėlį. Filmuoja, ne? Puikiai transporto priemonė kelyje. Kolegos Yamaha Fetero vat raudonu gražiu. Nu Toyota Fazanas, tu traukis iš kelio. Subaru. Patikdavo vaikystėje labai šitą svajonę mašiną, tokią Subaru ir auksiniai ratlankiai. Važiuojam gražiais keliukais, čia tokie sodai, aišku. Koks didžiulis. That's what she said. Opa. Lekia mano draugas, klausyk, neina nepasivyt. Kas nutiko? Kažko tai motociklą, sakė, jam nelabai dirbo. Kažką jis tenainas bando pareguliuoti. Paliekam Vilnių, važiuojam į Vilniaus rajoną. Kolega, kadangi mano yra labiau patyręs, pažengęs motociklininkas, žino čia kelių visokių, tai sakė, važiuojam iki kažkokio Beždžionių tilto. Bėgikas, šaunuolis. Ne tai, kaip aš pabėgiau, dabar nežinau, kokias virš 2 savaičių, tai tikrai nebuvau užbėgęs. Sarmata. Kėdai nusipirkti, viskas yra apranga, o nebėgu, nu. Aišku, šiandien irgi galvau, gal bėgsiu, ale tai važiuoju. Prioritetai. Tarp kitko toks fun fact, kad aš šituo keliu pirmą kartą su šito motociklo važiavau. Pavadinkim, dariau test drive'ą prieš pirkimą. Ir po to pavažiavimo buvo sprendimas priimtas toks, koks yra. Įsigyti šitą motociklą. Vaikam pagazuota gerai, viskas, galim peniotis važiuoti namo. Viskas padaryta, ką reikia. Čia dar jeigu neklystu, šiaip šito keliu važiuojant, jeigu važiuosim dabar, matosi Astravo atominė elektrinė. Nežinau, ar matys ar nesimatys dabar, bet kažkur tai čia šituose galuose matosi, man atrodo. Ten netgi stotelė yra tokia, kad sustoju stotelę ir labai gerai atsiveria vaizdas, jeigu ypač ten dar tie garai kyla. Tai va čia šita vieta, va čia turėtų būti. O, matosi, va, ko puikiausiai. Kaminai rūksta, garuoja. Jeigu pavyks po to montuojant, priartinsiu kažkiek. Bet esmė, kad, nu, čia belekai parti čia, ta prasme. Aišku, reljefas tada toks, kad mes pakankamai aukštai gaunamės. Bet, nu, vis tiek tas, kad prie pat Vilniaus iš esmės. Nu, į kokius čia mes keliukus nusukom dabar įdomu. Nu, tikrai čia nesu važiavęs. Nu jo, sakė, kad kažkur žemyn važiuosim.
Nu, šitas mocas dar bekelės nematęs. Nes tik tai su Hornetu tokiom nesąmonėm važinėdavau. O, fuck. O, papa. O, vos nebuvo blyno. Wow. Wow. Paduok, sako, paduok. Va tiek trūko, jau būčiau nugriuvęs. Pačia prie pat ant smėlio, žinai. Ojojoj. Ojojoj. Na, ženklas yra. Nes jeigu ženklo nebūtų, tai tikrai važiuočiau. Taip, aš irgi, bet ženklas yra, o mes kaip nepažeidinėjame. Taip. Blemba, kai gavau į pautus iš bako gerai. Tiltas avarinis, sako, nu blemba jo. Gal aš neįsiu ten tiek. Ir pradėjau eiti ir lūžo lentelė, tai priėmiau kaip ženklą, Kad nebereikia, ne? kad čia turbūt lengvesniem žmonėm pritaikyti. Oho. Pas mane biškis su tais tiltais blogas experiences, aš kaip pernai važiavau pajūrį šitą miestelį, sustojau prie tokio tilto beždžionio ir tada man už kokių 3 km sankabą nutrūko. O čia vos nesusivarčiau nesikeikiant. Nuvažiuoti čia, atvažiuoti yra kur kas lengviau negu Užvažiuoti virš. važiuoti. Nu tai va, pamatysim dabar, kaip seksis dar užvažiuoti. Gadinam, kai jau važiuojam į kalnus. Čia jau filmuojat? Man vis tiek toks oras, važiuojam ten toliau kažkur važiuojam, ane? Ten. Nu ten, kur reikia, kad po to jau grįžt. Po to, Ten, kur važiuojam. nu, link miesto vis tiek jau čia, žinai, tie uodai. Enduro. Blemba, tikiuosi nepriskis labai uodų į šalmą. Nes čia jau pradeda lest, kaip reikiant. Kaip reikalas. Oh, the fuck. Taip, vat. Ropuojam. O. Užvažiavau. Blemba, tie smėlynai. Kas enduro važiuojat, galiu pasakyti respektas. Nu, biškai ekstremo buvo, šiek tiek išsigandau, kad jau bus blynas, sulaužysiu plastikus, tai pasibaigs mano čia mandravonės. Nu, bet viskas baigėsi gerai. Ši per transporto priemonę. Draugeliai. Nu, taip sakant, tas žmogus paprastas, su manim sveikinas, aš sveikinus. Ant tėvo dalgio šimenų, kaip dvi alyvos, skinsiu raudoną rožę, skinimuose ir atnešiu daug kas ryto dovanų. Tų dainų patraukė, negirtas, vėl man va gražus medžiai. Kas man su tais medžiais darosi? Medžių nematęs. Jūs nematot, aš dabar užvertęs galvą, bet į kelią žiūriu. Įdomu, galgi kadras gražesnis gausis, ne? Lemma čia kelelis, ne kažką toks visas. Va, toks va. Kena 5. Kaip vadinasi Kenijos gyventojai? Tai yra Kenos gyventojai. Kenai? Ar keniečiai? Kur dabar tie Kenijos gyventojai? Nematyti ne vieno. Nematyti ne vieno Keno. Ne vieno Keno, mane Keno, nu. Sako kolega gerbiamasis, kur važiuojam ar ilgesnį, ar trumpesnį
Tai sakom, važiuojam ilgesnį, tai nežinau, kiek tas ilgesnis. Bet dar laiko turim, kokią valandėlę gerą. Ar tikrai greit netemsta. Visgi vasara, ne? Kasgi čia dabar stovit? Čia pasieniečiai. Nu jo, mes prie sienos važinėjomės. Gal ir gerai, kad jūs čia dirbat būdit. Ai, nu ant tų žodžių pasienio rožo ženklas dar. Ištarinėjom nesąmonės. Nu gerai valdosi motus, eik savo gyvatėlę, net gal kokią padaryčiau. Kas čia per toks? Jėzus Marija kažkoks. O, vau, koks čia gražus kelias. Tiesus, bet vaizdingas koks. Čia gražiai laukai atrodo. Saulė šviečia. Taip ir aš priešai išvažiuojam, kad taip pasižiūrim, nedaryk taip. O, vau. Tai čia Baltarusijos siena matosi panašu. Ten tvoros. Tvora, aš gavau ten kažkokią kelią, autostradą, bet panašu, kad čia siena. Tai mes čia prie pat sienos. Tai tikiuosi leidimų kažkokių nereikia. O tai supakuos mus čia. Galva kažkas išsiplovė šiandien. Oho, čia kokie vingiai eina savo. Kokie čia akmenukai. Pasienio gatvė. Vau, čia koks gražus vaizdas eina savo. Kokios kalvos kolevelės. Prieš saulę išsakam. Reikia saulės akinio. Vau, vėl čia kaip mes gražiai pakilom. Dabar žiauriai gražus tas vaizdas. Ta Golden Hour vadinama. Labai gražu vakarais pasivažinėt. Krenta ta šviesa. Visai kitaip. Kalnelis. Man atrodo, dabar net ant to paties kalnelio buvau pasirovęs. Jeigu aš neklystu. Sufotkinam žiauriai gražių nuotraukų gausi. Nu, vieną žiauriai gražiai gausi. Nežinau, įmesti video, neįmest. Instagramo bus įmetama. Tai tikrai. Lemo stikliuką nepasivaliau nuo vabalūno nieko. Gal kažkaip, o gal aš ir neturiu su ką valyti. Ai ne, kišenė jau čia yra. Servetėlių. Kalnelis vėl tas pats nelemtas. Lemba jau rasuoja biškį viestą. Rasuoja stiklas. Biškį minusėlės, kad prieš saulę važiuosim. Bet kaip nors nieko. Nes pavyzdžiui dabar lygiai nieko nematau. Visiškai. Wow. Šakės. Per saulę tai kaip nieko nesimato su tais stikliukais. Ir dar vabalai nepadeda išsitaškę. Tai važiuoju tokius šešėlius matau. Oho. Nu vat į vakarų pusę važiuot vakare. Minusas pasirodo. Dar ir arsoja stikliukas nuo kalbėjimo. Tai šiek tiek problematiška. Bet nieko, jau netoli miestas visai turėtų būti.
Nu štai atvykome į mūsų paskirties vietą. Subačiovkė. Subačiovkė bus matyt mūsų pabaiga. Nu taip netikėtai ir sutemo, sustojom, šiek tiek pasišnekučiavom dar su kitais motociklininkais. Tai ir suspėjo patemti, nu ką jau po 10 valandos, tai judu namo, jau darosi šalta. Tai labai trumpai taip pat sveikinu, ačiū, kad žiūrėjot, subscribikit kanalą, komentuokit, jeigu patiko, laikinkit ir pasidalinkit su draugais. Iki kito video, iki. In the brain, used to chase things that were run from me. Now I sit still, let the peace come free. Paint a verse in the sky with a loose leaf. While the moon do a dance with a soft oak tree. Let it ride, let it be what it be. Got a breeze in my chest and a thought run free. I don't rush, I don't race, I just float on 3. Got a vibe in my soul, got a life on key. Let it ride, let it breathe, let it roll.